Honda Legend, antra Honda Legend. Kaip aš šitos mašinos ieškojau, norėjau, gedėjau. Ta prasme, jų Lietuvoje nėra. Viena kita yra, bet iš esmės nėra. Ypač kupo, realiai iš visų nėra. Aš realybėje esu matęs vieną Legend tokią, vieną kartą savo gyvenime. Ir aš žiauriai norėjau tokios mašinos. Ir aš net Lenkijai buvau radęs tokią žalią su greičių dėžiais defektu. Už, man atrodo, 300 eurų. Išvertus iš zlotų. Ir aš tiek laiko taip sėdėjau ir ar verta, nes jų detalių nėra. Bet mašina žiauriai kieta. Ir vienas iš jų komplektacijos dalykus, kas yra man pats kečiausias dalykas ever, tai aš nežinau, ar turėjo standartinėse komplektacijose, bet tarkim, standartinėse komplektacijos jos turėjo soft close feature. Vadinasi, tu durų neužtrenki. Tu duris ramiai taip prilėti ir jisai pats su vakumais uždaro tas duris. Ir man čia yra kiečiausias dalykas ever. Va, dujų pritraukėliai. Dujų pritraukėjas tai yra garažas, kai 3 dėdai remontuoja golfą. Durų pritraukiai, sakau, va, yra kondicionierius, elektrinės sėdynės. Ir man atrodo, kad čia viskas būdavo standartinė komplektacija.